atvykti Kauno sporto halėje ir būtent Mantas Kalnietis paskutinę akimirką dalyvaus didžiajame superfinale kamuolio dėjimo į krepšį iš viršaus varžybose, tačiau dabar neįdeda kamuolį į krepšį iš viršaus. Kad ir kaip būtų gaila, neįdeda Darius Kalnutis, Kauno technologijos universiteto krepšininkas, nes jisai pateko į didįjį superfinalą. Kiekvienas krepšininkas atliks po 3 bandymus ir aišku, efektingiausias bus įvertintas. 9 taškus dabar surinko tik tai Darius Kalnutis. Na, yra kaip yra ir čia nieko nepakeisi. Dabar Darius Kalnutis turės galimybę antrą kartą nustebinti komisiją, nustebinti visus Kauno sporto halėje susirinkusius žiūrovus ir efektingai iš viršaus. Darius Kalnutis. Kartą matome šio epizodo pakartojimą. Visi ketvertai 16 taškų. Komisija matyt nujaučia, kad efektingesni metimai dar turėtų būti. Ir trečiasis, paskutinysis Kalnučio bandymas. Dabar kaip NBA, Jonas Radzevičius bando užvesti visą čia susirinkusią publiką. Apskaičiuoja, nelabai sėkmingai pašoko dabar. Kamuolys tiesiog norėjo pasimesti savo kamuolį ore, kad jis atsitrenktų į grindis, pakiltų aukštai ir tada jį pagauti ir dėti į krepšį iš viršaus. To padaryti nepavyko. Nusiminęs yra Darius Kalnutis, tikrai nebuvo sėkmingas jo pasirodymas didžiajame superfinale ir Kauno kolegijos krepšininkas Paulius Parachomikas. 46 taškai, jisai pasiekė geriausią rezultatą atrankinėse varžybose, nugalėjęs visus savo oponentus, savo varžovus ir jo 3 metimai. 3 bandymai ir būdamas nugarą į krepšį, nematydamas krepšio, sugebėjo pakerėti komisiją ir surinkti beveik maksimalę taškų sumą 24. 4 komisijos nariai skyrė po 5 taškus maksimaliai ir vienas komisijos narys parodė 4. Parachomikas 24. O kur atsispyrė Parachomikas, padaro ore suktuką ir įkala kamuolį krepšį iš viršaus, žinoma visi penketai. Efektinga, kas gražu, tas yra gražu, matome. Tokia judesių dinamika ore. Ir dar vienas paskutinysis Parachomiko bandymas. Trečiasis. Ir visi 3 dėjimai verti dėmesio. Visi 3 dėjimai yra išskirtiniai ir vėl visi penketai išskyrus vieną komisijos narį. Nors efektingas tikrai buvo metimas. 24 taškai. Na, dabar, mėly bičiuliai, Kauno žalgirietis. Žmogus, kuris nežino, ką reiškia žemės trauka. Mantas Kalnietis. Praėjusių metų studentų krepšinio lygos žvaigždžių dienos oro karalius. Tas jo efektingas dėjimas per sėdintį žurnalistą. Ir pirmas bandymas nesėkmingas. Aišku, čia yra pavojus. Mantas Kalnietis stengsis pademonstruoti super efektingus skrydžius ir super efektingus dėjimus. Bet nieko nuostabaus, kad kai kurie dėjimai gali ir nepavykti suklysti. Matome komisijos įvertinimas 2-2, 3. Tai irgi yra dedama, grinai duodame tokie įvertinimai 13 balų. Nors dėjimas buvo ir nesėkmingas, bet už pastangas, nes sumanimas buvo neblogas. Ir vėl Mantas bando viską apskaičiuoti, jisai dabar tiesiog pabando prisiderinti. Įsivaizduoju, Mantui yra nelengva, nes jisai dalyvauja oro karaliaus konkurse be jokio apšilimo. Šiandien jis nedalyvavo atrankoje ir Mantas Kalnietis apskaičiuoja viską. Taikliai, na nežinau, ne pats įspūdingiausias dėjimas, nors komisijos nariai ir parodė maksimalų balų skaičių, 25, tačiau esame matę ir geresnių Manto Kalniečio dėjimo. Aišku, šuolį Mantas Kalnietis turi efektingą. Ko jau netimsi, to netimsi. 25 ir dabar Mantas Kalnietis. Kaip jūs galvojat, ko jisai ieško? Ne, Mantas Kalnietis įsibėgės per visą aikštelę. Ir Mantas Kalnietis prašo publikos paramos. O dabar, mėly bičiuliai, mes pamatysime tai, ko dar nematėm. Nuo kur atsispirs Mantas Kalnietis? Nuo baudų metimo linijos. Mantas Kalnietis. Jo skrydis kaip 234 lėktuvas su puikiamis dinamikos savybėmis. Ir Mantas Kalnietis pakelia ant kojų Kauno sporto halę. Šio dėjimu galima gerėtis ir gerėtis nuo baudų metimo linijos. Manto Kalniečio skrydis. To mes dar nematėme. Bendras Manto Kalniečio įvertinimas 25 balai. Tačiau aišku, kad oro karaliumi bus pripažintas Paulius Parachomikas, Kauno kolegija.